Taigi, mano užduotis yra pristatyti Jums nevyriausybinio organizacijų plėtros įstatymo projektą, kuris šiuo metu yra kaip tik svarstomas Seime. Trumpai apžvelgsiu, kaip jis buvo rengiamas, tai yra kokia istorija, koks jos kelias nuėjimo ir kur dabar esame. Taip pat pašnekėsime, kokie yra pagrindiniai akcentai šitame įstatyme ir kuo jis ypatingas ir kuo jis reikalingas nevyriausybinėms organizacijoms. Kadangi matau čia susirinkusių nevyriausybinių organizacijų iš visos Lietuvos ir tikrai labai skirtingų, tikiuosi, kad galėsime atliepti jūsų klausimus ir tikiuosi, kad šitas įstatymas prisidės prie jūsų plėtros, prie jūsų aktyvumo, prie jūsų narių didėjimo, finansavimo gerėjimo, bendradarbiavimo su valdžios ir valdybių institucijomis gerėjimo. Taigi, kaip tas įstatymas atsirado ant stalo, iš kur jisai kilo ir koks jisai dabar tapo. Tai pirmiausia idėja buvo iškelta 2011 metais, kai pas prezidentę susirinko skirtingos nevyriausybinės organizacijos, buvo padarytas toksai mini nevyriausybinio organizacijų forumas ir nevyriausybinės organizacijos išsakė poreikį, kad turi būti vienas bendras nevyriausybinio organizacijų įstatymas. Iš tiesų, jūs puikiai žinote, kad pagal nusistovėjusią tradiciją nevyriausybinės yra laikomas pagal asociacijų įstatymą, labdaros paramos fondų įstatymą ir viešų įstaigų įstatymą. Bet pagal šitas tris juridinės formas tuo pačiu gali būti ir valstybinės įstaigos ir verslo asociacijos. Norėdami išgryninti, kas yra iš tiesų nevyriausybinės, nes pas mus yra 3 sektoriai, tai nevyriausybinis, valdžios ir verslo sektorius, nevyriausybinės organizacijos pasakė, kad mes norim prisidėti, mes norim kurti, rašyti įstatymą ir ar prezidentė sutiktų globoti ir pateikti šitą įstatymo variantą. Kaip matote, nuo to laiko praėjo 2 metai lygiai, procesas pakankamai ilgas, todėl kad tuo metu buvo sukurta neformali darbo grupė, tikrai labai norėčiau padėkoti visiems nariams, tai yra nevyriausybinio organizacijų informacijos paramos centras, NVO teisės institutas, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Transparency International Lietuvos skyrius. Čia pagrindinės organizacijos, buvo įtraukiamas ir kitos organizacijos. Jūs kaip matote, 2012 metais, kai buvo parengtas projektas keitėsi daug kartų, buvo pildomas, buvo organizuojami NVO forumai, buvo daromos diskusijos, buvo tariamasi NVO reikalų koordinavimo komisijai, buvo siunčiama kitoms organizacijoms ir atliepta jų klausimus, atliepta jų pasiūlymus. Iš tiesų, įstatymas tobulėjo, įstatymas nėra didelis, tai yra 6 puslapiai, bet kiekviena turėjo organizacija savo pasiūlymus, savo matymus, savo patirties, į tai stengiamės atsižvelgti arba rasti tam tikrą konsensusą, sakykime. Jeigu šnekant apie įstatymą, išskyriau šituos esminius dalykus, į ką reiktų atkreipti dėmesį ir kas yra esmė įstatymą, tai visų pirma, tai NVO, nevyriausybinės organizacijos sąvokos apibrėžimas. Kaip meras minėjo, kodėl nevyriausybinės, ar tai vadinsime ar tai piliečio, ar trečiojo sektoriaus, ar asociacijos, ar viešosios įstaigos, vis tiek esmė, kad jos daro tą patį, kyla iš piliečių iniciatyvų, tos organizacijos ir jų tikslas yra pakankamai aišku. Dėl to taip ir liko nevyriausybinio organizacijų sąvokos apibrėžimas, kuris buvo bendrai sutartas nevyriausybinės organizacijomis. Pagrindinis klausimas, kuriame iškilo, tai ar religinės bendrijos ir bendruomenės turėtų būti priskiriamas prie nevyriausybinio organizacijų. Šitas iškilo diskusijų metu Seime, Seimo komitetuose ir Seimo plenariniam posėdyje. Pagal dabartinį variantą buvo nuspręsta, kad šitą apibrėžimą atlieka ir religinės bendruomenės ir bendrijos. Svarbus akcentas yra tame, kad pirmas sykį įstatymiškai bus apibrėžta, kad Lietuvos valstybė po nepriklausomybės turi nevyriausybinio organizacijų politiką. Tai reiškia, pripažįsta įstatymiškai, kad yra nevyriausybinės organizacijos ir jos turi tam tikrus prioritetus, jos turi veiklos principus ir, sakykime, jos turės bendrinį įstatymą, kuris neapibrėžtas jokia juridinė forma, bet bus pripažįstama, kas tai yra kaip sąvoka. Iš tiesų, nevyriausybinio organizacijų apibrėžimas buvo ir dabar yra įstatyminėse bazėse kelis kartus minimas, bet iš to didelio poreikio, kad būtų apibrėžta, bet neatspindi visų organizacijų. Pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje įstatymė yra apibrėžta nevyriausybinės apibrėžimas organizacijų. Tai reikės tobulinti tą įstatymą, pakeisti šituo apibrėžimu, taip pat yra sporto įstatymė, kūno kultūros ir sporto įstatymė, tiksliau sakant. Tai iš tiesų viską reikės, tai turės atsiliepti ir kitose įstatymuose šitam įstatymą priimtas apibrėžimas.
Įdirbis socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinių organizacijų srityje jau matomas, veikia NVO reikalų koordinavimo komisija, kuri mūsų siūlymų turėtų būti įstatymiškai apibrėžta ir tapti NVO taryba, tai reiškia tiesiog pratęsti tas pačias veiklos funkcijas, būtų sudaryta tais pačiais principais, nesikeistų, tačiau atstovautų nevyriausybinių organizacijų interesus, jų poreikius, dalyvautų įvairių programų finansavimų ir kitų veiklų rengime. Dalyvavimas rengiant teisės aktus šiuo metu yra apibrėžta vyriausybės nutarime, tačiau vyriausybės nutarimas gali būti labai paprastai panaikinamas, dėl to buvo išsakymas poreikių nevyriausybinių organizacijų, kad tai turėtų būti apibrėžta įstatymiškai. Reiškia, jeigu rengiami įstatymai jums aktualiais klausimais, įvairiais, kuriais jūs tik dirbate, jūs turėtume teisę kreiptis ir jūs įtraukti į rengimo procesą, nesupažindinti tapęs bazėje jau esančią, o rengimo procese. Tai, manyčiau, pagerintų to įstatymo pradinį projekto rengimą, kadangi jūsų dalyvavimas ir jūsų išsakyti poreikiai, jums nereiktų paskui teikti tiek daug pasiūlymų ir sekti, kur kokie klausimai vyksta. Manytume, kad tai pagerintų darbą ne tiek, sakykime, nacionaliniu lygmeniu, bet tiek ir dirbant su savivaldybėmis. Trumpai, kadangi žiūriu laiką, turiu dar palikti kolegai laiką, kuris, manau, pratęs mano kalbą, trumpai kelias. Kokį mes nuėjome kelią? Tai įstatymas buvo rengtas, kaip minėjau, nuo 2011 metų. Pateiktas Seimui buvo 2013 metų balandžio mėnesį. Iš tiesų pateiktas buvo po susitikimo Kaišiadoryse su bendruomeninėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Labai džiaugiamės, nes iškeltas buvo tas klausimas ir prezidentė tada sako, mes tada turim greitai teikti, jeigu yra iš tikrųjų poreikis. Nuo balandžio mėnesio praėjome 3 komitetus, sulaukėme vyriausybės išvados dėl šito įstatymo ir prieš 2 dienas, tai yra gruodžio 17 dieną, buvo svarstymas Seimo plenarinio posėdėje. Po plenarinio posėdžio svarstymo labai džiugu galima pasakyti, kad buvo projektui pritarta ir numatyta, kad įstatymas bus svarstomas ir priimamas šiandieną. Galvau, galėsiu pasidžiaugti ir pasakyti, kad bus svarstomas kaip tik šiuo metu, nes buvo numatytas 3 klausimų ir kaip tik turėjo dabar prasidėti. Deja, darbas yra Seimo narių sudėtingas, klausimų yra daug, ypatingai prieš visas gražias šventes, daug priėmimų. Šitą klausimą nukėlė po pietų, tai manau, jūs informuosiu vėliau, kokia eiga ir kaip sekasi. Ir kas toliau? Turbūt atsakymą sugalvosime vėliau netinka. Tai noriu palinkėti, kad jūsų aktyvumas toks, kaip buvo teikiant prezidentai pasiūlymus įvairiais klausimais, iš tiesų jūsų laukiame labai daug, būtų toks pats aktyvus, kad šitas įstatymas prisidėtų prie jūsų veiklos tobulėjimo ir kaip visi jums linki, kad ateinančios šventės atneštų ne tik tai stebuklų, bet ir užprogramuotų sėkmingams darbams kitiems metams. Dėkoju. Pratęsdamas gajos į apžvalgą NVO plėtros įstatymo, norėčiau šiek tiek vėlgi pakalbėti apie tą patį įstatymą, ne tik todėl, kad jis šiandien yra priiminėjamas, bet ir dėl jos svarbos visam sektoriui. Ir taip pat galbūt greitai perbėgti ir apžvelgti, kiek šis įstatymas gali įtakoti kitų įstatymų pokyčius, bei kokie apskritai galimi yra įstatymų pokyčiai bent jau artimiausioje numatomoje ateityje. Čia galbūt šiek tiek kartosiuosi, bet vėlgi noriu atkreipdėmėsi į mano nuomonę labai svarbius NVO plėtros įstatymo aspektus. Tai yra tas minėtas NVO apibrėžimas, pagaliau sutarėme, ką laikyti NVO. Nes iki šiol būdavo pačių įvairiausių situacijų ir paprastai kiekviena valstybės institucija, jau nekalbant apie kitus sektorius, turėdavo kažkokį tai savo įsivaizdavimą, kas yra NVO ir tai ne visada sutapdavo su kitos institucijos ar organizacijos įsivaizdavimu. Viešosios grupinės naudos organizacijų sąvokos įvedimas, aš manau, yra taip pat labai svarbus aspektas, tai yra tam tikra naujovė ir galbūt šiek tiek detaliau vėliau. Ir viešojo ir trečiojo sektoriaus bendradarbiavimo principų įdiegimas ir struktūros įrašymas į įstatymą, manyčiau, taip pat yra labai svarbus aspektas įstatymą.
NVO apibrėžimas čia yra pateiktas, kaip matote, sutelpa vos į 6 eilutes, neskaičiuojant papildomų 4. Tikrai susitarti dėl tokio apibrėžimo nebuvo lengva ir kadangi tai yra vienas iš esminių įstatymo momentų, tai turbūt ir diskusijų buvo turbūt daugiausia dėl šio apibrėžimo, aš viso jo neskaitysiu, matote ekrane. Taip pat yra netgi 6 pozicijos, kas nėra laikomos nevyriausybinėmis organizacijomis, lygiai taip pat labai daugelio diskusijų susilaukia klausimai ir galbūt prie kai kuriuo aš truputį detaliau apsistosiu. Taigi, jau paminėta, kad buvo daug diskusijų dėl religinių organizacijų laikymo, nelaikymo nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš išskyriau dar keletą aspektėlių, tai verslo asociacijos, sporto organizacijos, taip pat kiti susivienijimai. Čia yra formuluotė, kuri, jeigu pažiūrėti, ta prasme, kas yra nepriskiriama prie NVO, tai yra 4 pozicija, susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatus juridiniai asmenys. Taip, tai apie religinės organizacijas labai gerai, kad buvo rastas galiausiai sutarimas dėl NVO apibrėžimo, bet manyčiau, čia yra, sakykime taip, praktika parodys, ar nereikės prie šito aspekto kažkurioje tai numatomoje ateityje grįžti ir galbūt peržiūrėti iš naujo, ar šita formuluotė yra tikrai tinkama visiems. Taip pat klausimas yra dėl verslo asociacijų, nes vis grįžta ta diskusija, tai ar verslo asociacijas laikyti nevyriausybinėm organizacijom ar ne. Čia norėčiau paminėti tokį labai svarbų aspektą, kad ką laikyti ir ką nelaikyti nevyriausybinėm organizacijom nėra kažkokios tai taisyklės, yra politinio susitarimo dalykas, ar ne? Kaip susitarsim, taip ir bus. Ir tikrai yra valstybių, kurios laiko religinės organizacijas nevyriausybinėm, yra valstybių, kurios laiko verslo asociacijas nevyriausybinėm organizacijom. Yra netgi tam tikrų teorijų, pagal kurias profsąjungos yra laikomos nevyriausybinėm organizacijom. Taip, kad čia, kaip sakau, kažkokios tai bendros taisyklės, bendros nuostatos nėra, mums reikia tarpusavėje tiesiog susitarti. Paminėtas aspektas dėl sporto organizacijų, vėlgi, kadangi yra, sakykim taip, numatyta, kad nevyriausybinėmis organizacijomis nėra laikomos tos organizacijos, kuriuose narystė yra privaloma, tai žiūrėsim, kaip NVO sektorius reaguos, sakykime, į šitą traktuotę santykyje su sporto organizacijomis. Ir manyčiau, vienas iš tokių galbūt aštriausių kampų, tai aštriausių diskusijų, kurios laukia mūsų artimiausioje ateityje, tai ar iš tikrųjų gerai, kad mes sutarėme laikyti nevyriausybinėmis organizacijomis tas organizacijas, kurios yra įsteigtos netikrųjų NVO. Dabar galbūt pavyzdžių pasakysiu, kad būtų aiškiau, ar ne? Tarkim, yra sutarta, kad politinės partijos nėra nevyriausybinės organizacijos. Tačiau politinės partijos įsteigta viešoji įstaiga, pavyzdžiui, jau būtų laikoma nevyriausybinė organizacija. Bendrijos nėra nevyriausybinės organizacijos, bet bendrijų asociacija yra nevyriausybinė organizacija. Ir šituo aspektu, sakykime taip, galbūt viskas ir bus gerai, galbūt ir iš tikrųjų ta formuluotė, kuri yra šiandien įstatyme ir bus priimta visų kaip ta teisingoji, tačiau čia aš matyčiau, sakykime, vieną iš tų vietų, kur galbūt artimoje ateityje gali kilti diskusijos. Ir galbūt prie įdomesnės dalies, tai viešosios ir grupinės naudos organizacijos. Iš tikrųjų, įstatyme atsirado gradacija organizacijų į grupinės naudos ir viešosios naudos nevyriausybinės organizacijas. Čia, jeigu nesupyks projekto autoriai, tai NVO teisės institutas iš tikrųjų buvo turbūt vieni iš aktyviausių šitos idėjos stūmėjų. Tiesiog NVO teisės institutas darė Lietuvos nevyriausybinio organizacijų reglamentavimo tyrimą
Ir to tyrimo eigoje kažkaip tai išsiaiškinom, darydami lyginamuoju aspektu su kitom valstybėm, kad pas mus iš tikrųjų nėra šito skirstimo į grupinės ir viešosios naudos organizacijas. Ir tada pradėjom tiesiog detaliau aiškintis, kodėl ir kas ir kaip ir kokia tai yra nauda. Ir džiaugiamės, kad ši idėja pagaliau tampa kūnu. Grubiai esmė yra ta, kad visos nevyriausybinės organizacijos yra gėris, tačiau ten, 3 alaus mėgėjų klubas, kurio visa, taip sakant, organizacijos esmė yra kiekvieną ketvirtadienį nueiti išgerti alaus, jie neša mažesnę naudą negu organizacija, kuri rūpinasi, senelių priežiūrą ar panašiai. Ne? Tai yra darimas skirtumo tarp pačių nevyriausybinių organizacijų, nes viena iš Lietuvos problemų yra ta, kad bandoma visas nevyriausybinės organizacijas užmauti ant vieno ir to paties kurpaliaus. Ir gaunasi, kad mažom organizacijom kriterijai yra per aukšti, didelėm jie yra per žemi, bandoma visus pataikyti į tą patį standartą, tačiau tada nepavyksta. Mažos organizacijos nesikuria, nes jom yra per sunku pradžioje, kadangi nesikuria mažos, automatiškai nėra kam užaugti, ar ne? Tai šitų laiptelių ir skirtingų standartų nebuvimo pačiame NVO sektoriuje, manyčiau, yra viena iš Lietuvos NVO sektoriaus problemų ir būtent šito grupinės ir viešosios naudos savokų įvedimu bandoma iš dalies šitą problemą spręsti ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų tai nuves į labai palankių kelių. Aišku, šiai dienai į įstatymą buvo įrašyta, kad tai yra grynai asignavimų valdytojo nuožiūra, kaip sakykime, skirstyti tas organizacijas. Matote, yra 3 kriterijai, tai yra veiklos pobūdis, dalyviai ir konkreti finansuojama veikla. Tačiau numatoma galimybė asignavimų valdytojams turėti ir kitus kriterijus. Tai ateityje, manyčiau, galima tikėtis, kad kai atsiras praktikoje tų kitų kriterijų, galbūt pasieksim tą lygį, kai galėsim kalbėti apie netgi valstybinį skirstimą visų nevyriausybinių organizacijų į viešosios ir grupinės naudos organizacijas. Matau, kad mano laikas jau bėga į pabaigą, tai aš labai greitai prabėgsiu tiesiog per kitus. Manau, įtaka sakykime, šio šiandien priiminėjimo įstatymo apskritai teisiniai bazai bus visų pirma NVO kaip termino paplitimas. Žiūrint į kitus įstatymus, yra toksai finansavimo NVO teikimo ir kontrolės įstatymo projektas, kuriame yra labai nemaža dalis tų pačių dalykų, kurie atsidūrė NVO plėtros įstatyme. Tai manyčiau, kad tas įstatymas, greičiausiai dienos šviesos neišvys, bet jis išvys kitą prasme. Galbūt tos nuostatos, kurios neatsirado NVO plėtros įstatyme, jos bus vėliau teikiamos kaip NVO plėtros įstatymo papildymas. Kalbant apie asociacijų įstatymą, ta diskusija dėl verslo asociacijų, manyčiau, iškils ir per asociacijų įstatymą, tačiau kalbant apie asociacijų įstatymą, čia turim atsižvelgti ir į šiandien vykstančias diskusijas Seime. Kaip žinote, ten ietis suremtos yra dėl įgaliojimų, ar gali visuotiniam narių susirinkime ten vienas dalyvis įgalioti kitą ir taip toliau. Tai tikėkime, kad sveikas protas nugalės, nes šiai dienai situacija yra tokia, kad mušasi verslo asociacijos, o nukenčia tikrosios nevyriausybinės organizacijos. Viešųjų įstaigų įstatymas, kaip žinote, labai daug organizacijų, kurios yra steigiamos valstybės arba savivaldybių, turi būtent šitą veiklos formą, ligoninės, bibliotekos, muziejai, ir manau, kad tas NVO apibrėžimo įvedimas leis pamatyti tikrąjį vaizdą ir galbūt imtis esminės viešųjų įstaigų pertvarkos. Labdaros paramos fondai, tai galbūt mes prieisim prie veiklos suvaržymų mažinimo šitai veiklos formai. Kitiem įstatymam, manau, pokyčių tikrai bus, bet ne tiek daug. Ir, sakykime taip, galbūt rezimuojant viską,
NVO plėtros įstatymo priėmimas yra labai geras, labai pozityvus žingsnis, tačiau tai tikrai negalime dabar džiaugtis, kad viskas pasiekėm ir galim nusiraminti. Tikrai ne. Tai yra tik tais atveriamos duris, per kurias reikės eiti, dabar prasidės tikrai labai, labai rimtas darbas, tame tarpe ir teisėkūroje, todėl tikiuosi, kad nevyriausybinių organizacijų sektoriaus įstatymai bus įdomus ne tik valstybės institucijom, bet bus įdomus ir visiems nevyriausybininkam, ko iš tikrųjų, manyčiau, tikrai trūksta Lietuvos tam nevyriausybiniam sektoriui. Ačiū uždėmesį.